Jau. Jeigu yra tėveliai, tai prašytume eiti. Darovo, tu turi vaikus. Pametė tėvelius. Jeigu galima, tai reikėtų žmogaus, kuris galėtų atvesti Lukučio tėvelį. Žmogau, mano mielas. Taip, Ar nori pamatyti magijos? tu gali surasti Lukučio tėvelį. Trauk, ar dar pamatysi? Lik trauk. Dvi ir būk gerai, kad pirmas. Aš nespėjau pamatyti. Nesvarbu. Taip. Bortukas. Bortukas reiškia ginklai. Teroristas, bortukas teroristas. Uzas, raidė, vardas. Akmedas, kokies Akmedą? Ar tu čia dabar skambuosi? Tai kas tas Akmedas? Tiesų, tai Akmedas visai nėra teroristas. Akmedas tiesiog yra vardas, kurį naudojamas Arabijoje, Nausadoje. Taip, šis vardas dažniausiai duodamas vaikams. Šis vardas tiesiog... Šito. Tu viską gadini. Na, to triuko su kalba Taip. bus klausimėje. Pokštas, triukas, magija. Akmedas! Sveiki! Lėlė. Akmedas. Mano vardas yra Ahmedas. Ką? Ne, tu sakai. Uoga. Pasakyk savo vardą. Pareidžiui. Pažįsti jo sesę. Nu, ką daryt, draugai? Ar dabar klausimėlis? Ten žinai? Pažįsta Lukučio sesę. Kada muzika buvo šitą? Nežinai? Prosita. Moterį traukis. Ne Štai dabar. triukas, kurio nematėte. Ne dabar. Dabar bus. Teleportacija. Ko čia nesupras, moteryje? Triuką parodžiau. Nori, bet aš tau dar geresnį triuką parodysiu. Aš moku gyvoti ore. Atneš man tik tai spalą, man reikės spalvos. Taip. Gėlės. Galvas susimušiu. Rankas užtai. Kojas. Matosi kojas. O pirmą ištraukite kėdę iš po nugaros. Ranka. Kas jis padarė?
pirma, tai Deividas Blėnas. Pradėkime nuo paprasčiausių šalių tokią mokyklą. Kelios sriuba lenkiška konklava. Žalcinka, agurkienė, agurkinė be agurkų. Iš tikrųjų, sriuba atsirado paleolito laikais. Dažniausiai buvo paplitusi tarpukario metais. Ir tuo laiku mes žinome dabar jau, kas yra Lukučio sesė. Mes žinome, kas yra Lukučio sesė. Reikia pakviesti detektyvus, kad išsiaiškintų, kad nemeluotų sesė. Taigi pakvieskim detektyvus. Prisidirbai, ne? Ar žinai, kas yra melo detektorius? Tai kai tu meluosi, aš žinosiu, nemeluosi irgi. Supratai? Tai suprasi. Ir va, čia fėja, tiesos. Tai va, visi turi, kuo vardas? Fėja? Tai gerai. Ar esi įsisiojus į baseiną? Biški? Sisioti baseiną kietą. Sakyk, prašau, ar turi vaikiną? Tu esi Lukučio sesė? Ar žinai, kur Lukučio tėvas? Nežinau. Žinai ir ne? Ai, tie aparatai pastoviai sugenda. Reikia išsiaiškinti paprastai. Gaudyk Marta. Ūkiškai mes išsiaiškinsim. Pažiūrė, aš nematau. Pažiūrėk, stebėk. Gerai, dabar rodė. Magiškas triukas. Pas tave kišenį tėtės nuotraukas. Mes žinome, kas yra Lukučio tėtis. Nežinau, bet... Taigi, mes turime tėvelio nuotrauką. Pakvieskite gal Lukutį, gal jisai atpažins savo tėvelį. Kur tu? Kas čia? Tai žiūrėk, ar tavo tėvelis? Tavo tėvelis. Tėvelis. Tai gerai, dabar aš jį atiteleportuosiu. 1, 2 ir... Nori, aš tau duosiu dabar magiją gerą. Nori duosiu magiją? Žiūrėk, va magija. Magija. Žiūrėk, magiją laikau vienoj rankoj. Matai, šitoj magija, šitoj nieko nėra. Stebėk. Vis dar šitoj rankoj. Čia tik
Tikrai nieko neturiu. Va, magija, tik tais magija, daugiau nieko. Vis dar čia. Dabar bus rytoj rašai, žinau. Tikrai. Matai magija dabar čia? Magija čia? Va, magija. Surasim tavo tėvelį. Taigi, dabar pasistengsiu tavo tėvelį. Pakuoti nevalgyti iš rankų. Kodėl? Ar tu rašytas nusibrauks? Tėvelį, mes jo tėvelį teleportuojam kitą. Tikiuosi tikrą. 1, 2, 3. Mes suradome Lukučio tėvą. Žemka, muzika. Tavo.